Parlamentinio demokratijos forumo dalyviai, kalbėdami apie Rusiją, nedrįso spekuliuoti, kas bus į Kremlių jau pirmadienį per iškilmingą inauguraciją sugrįžus Vladimirui Putinui. Rusijos opozicija rytoj planuoja milijonų eiseną, kurią jau leido valdžia, ne pirma ir ne paskutinė. Forume dalyvavęs vienas iš Rusijos opozicijos lyderių Borisas Nemcovas prisipažino, jog naivu manyti, kad keletas tokių protestų pakeis šalį, kuriai kiti brangiai moka už naftą, dujas, o atsargos $500 milijardų. Tačiau esą opozicija turi bendrą programą ir neketina pasiduoti. Manau, kad siekdami politinių reformų ir toliau tęsime stiprią kampaniją. Suprantama, kad politiniai protestai negali visada tik stiprėti, būna pakilimų, nuosmukių. Reikia politinės valios, didvyriškumo tęsti kovą. Daugelis klausia, kaip gali padėti Europa. Tai klausimas mums, jei esame patys verti gyventi laisvoje šalyje ir gyvensime, jei ne, užsienis nepadės. Vis dėlto esą galėtų padėti Europos šalių sankcijos prieš Rusijos pareigūnus susijusius su rusų verslininko Sergejaus Magnitskio nužudymų kalėjime, kur šis pateko atskleidęs didžiausią mokesčių vagystę šalyje. Kalbėdamas apie Rusijos užsienio politiką, pastangas militarizuoti Kaliningrado sritį ir grasinimus, buvęs kandidatas į Jungtinių valstijų prezidentus Johnas McCainas pavadino tai Putino paranoja. Dėl Kaliningrado įdomu tai, kad Rusijos karinė įranga ten, kaip jie sako, yra reakcija į Jungtinių valstijų prieš raketinę gynybą. Tai sunku suprasti, nes mūsų gynyba yra gynyba, ji niekam nekelia grėsmės. McCainas išreiškė viltį, kad ateityje Rusija pagarbiau elgsis su kaimynėmis, nemanipuliuos jomis ir nesikiš jų vidaus politinius reikalus. Tuo metu Baltarusijai, kur vis dar laikoma 15 politinių kalinių, spaudimas esą turi būti dar labiau didinamas. Nors kai kurie jau abejoja, ar sankcijos veiksmingas dalykas. Dėl ekonominių sankcijų Lukašenkos režimui nukenčiantiems Lietuvos verslininkams Baltarusijos opozicijos lyderis pasiūlė mąstyti pragmatiškai. Mano nuomonė, Lietuvai reikia strategiškai vertinti, kokios kaimynės jį nori. Dabar kaimynas toks, kuriam negalima duoti į rankas degtukų. Jis gali padegti ir savo namus, o ugnis persimės pas kaimynus. Jei tai tenkina Lietuvos verslininkus, jie gali investuoti į degtukų pardavimą Lukašenkai, bet neturės garantijų dėl savo kapitalo. Vis dėlto daugiausiai dėmesio forume skirta Ukrainai ir buvusiai šalies premjeriai Julijai Tymošenko nuteistai 7 metus kalėti už piktnaudžiavimą valdžia. Ją jau apžiūrėjo Vokietijos specialistai. Diagnozė neatskleidžiama, bet esą Tymošenko kuo skubiau reikia gydyti užsienyje. Daugiau negu 6 mėnesiai nebevaikščioja ir dabar nebevalgo ir aš nežinau, kaip dabar bus. Vis daugiau Europos šalių skelbia boikotuosiančios Ukrainoje vyksiantį Europos futbolo čempionatą bei centro ir rytų Europos šalių viršūnių susitikimą Jaltoje. Apie tai pranešė Vokietijos, Austrijos, Estijos atstovai. Lietuvos prezidentė sprendimą paskelbs pirmadienį. Nesu tas, kuris galėtų teikti rekomendacijas kokios nors šalies prezidentui, tarp jų ir Lietuvos, bet kaip Ukrainos opozicijos narys, norėčiau pasakyti, kad sveikintume tuos, kurie nesilankys pas Ukrainos režimo atstovus dabar, kai režimas spaudžia Juliją Tymošenko ir Jurijų Lucenką. Kaip protesto forma, boikotas atitinkama reakcija, bet tai ne todėl, kad mes to prašėme. Mes to neprašėme. Tikimės, kad viskas pasikeis, kol prasidės Europos futbolo čempionatas. Ne tik diskutavo, parlamentinio forumo dalyviai parengė kreipimąsi į Ukrainos prezidentą Viktorą Janukovičių, prašydami leisti Tymošenko gydytis užsienyje. Eliziejaus rūmuose išlydėtas bene paskutinis Nicolas Sarkozy užsienio svečias, Dramblio kaulo kranto prezidentas. Netrukus po jo renkasi Nicolas Sarkozy rinkimų kampanijos štabo nariai, tarp jų ministras pirmininkas François Fillonas. Tuo metu rinkos nekantriai laukia ir pirmųjų išrinktojo prezidento François Hollando žingsnių. Jis sukėlė sumaištį pažadais iš naujo dėrėtis dėl Europos finansų drausmės sutarties, kad ją būtų įtrauktas ne tik taupymo, bet ir ekonomikos skatinimo priemonės. Pagal Prancūzijos standartus Hollandas yra nuosaikus socialistas. Jis nesieks nei nacionalizavimo, nei didins išlaidas. Be to, iš nuosaikaus jis gali virsti labai nuosaikus, vos tik nuspausti jo kolegos Europoje ir rinkos. Pasak ekspertų, rinkoms labiau reikėtų nerimauti dėl rinkimų rezultatų Graikijoje, kur daugumą parlamente turės prieš taupymą pasisakančios partijos, o ne dėl naujo Prancūzijos prezidento. Ar Graikija sukels naują krizę, paaiškės per artimiausią Europos viršūnių susitikimą.